Dėmesio, vaistinė balzamita. Senovinis močiučių darželių augalas. Lapai neįprasto kvapnumo, nuostabaus aromato. Švelniai veikiantis antiparazitinis augalas. Iš dalies gali būti naudojamas ir kvapnioms arbatoms ruošti. Iš dalies, nes lapeliai vos karstelėja. Tad kvapniose arbatose geriau maišyti nedidelį kiekį su kitomis žolėmis. Bet šį unikalų augalą verta auginti, nes jis labai retas ir laukinėje gamtoje jo net nesutiksime. Kažkada jį augino mano močiutė ir mūsų vaikus profilaktiškai girdydavo pavasario lapų arbata. Būtent dabar šie lapai yra patys kokybiškiausi, skaniausi ir jų galite užsisakyti parašę mums. Galime atvežti tam tikrą kiekį į mūsų atsiėmimo punktus, kur priduodame savo krepšelius. O taip pat šių augalų sodinukų galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėlėje. Nuorodą įdėsiu į tekstą ties šio video. Turbūt nereikia priminti, kad mūsų ūkyje viskas auginama visiškai natūraliai ir sodinukai stiprus, prigyja ir šiais metais jie jau patrigubės. Dabar šis augalas pasipuošęs gražiais taisyklingos formos lapais ir pamažu jau leidžia žiedstiebius. Dar po gero mėnesio, pusantro, žydės gelsvais žiedais, primenančiais paprastąją bitkrėslę. Dar šis augalas vadinamas balzaminė bitkreslė. Vaistinė balzamita, balzaminė bitkreslė - tai yra vienas ir tas pats augalas.